Labadiena, sveikinuosi iš pokalbių ciklo, kuriame kalbame apie inovacijas ir technologijas, bei tai, kaip jos keičia ir formuoja visą mūsų pasaulį. Ir šis pokalbių ciklas yra drauge ir neoficiali įžanga į inovacijų parodą Technorama, kuri vyks gegužės 29 dieną KTU Santakos slėnyje, Kaune. Priminsiu, kad Technoramą jau daugiau negu 20 metų organizuoja Kauno technologijos universitetas drauge su partneriais. Dažnai tai tampa pirmąja vieta, kurioje kūrėjai pristato savo kūriamas inovacijas ir technologijas plačiai visuomeniai. Taipogi priminsiu, kad registracija kūrėjams į Technoramą jau yra atverta. Ta galite padaryti adresu technorama.ktu.edu ir parodoje dalyvaujantis ne tik pristato savo darbus plačiai visuomeniai, tačiau varžosi ir dėl piniginių prizų. Ir jau šią akimirką prizinis fondas siekia daugiau negu 10 000 eurų, tad dalyvauti tikrai verta. Na, o šiandien kalbėsime apie tikrai rimtą dalyką, rimtą temą, tai žaidimus. Ir būtent per tuos žaidimo temos lygius mums padės naviguoti inovacijų konkurso Red Bull Basement vienas iš finalistų, startuolio žaidimų studijos Moonleaf bendraįkūrėjas Airidas Janonis. Sveiki, Airidai. Sveiki. Tai nieko nelaukdama ir pradėsiu mūsų pokalbį ir žiūrint taip atgal retrospektyviai, kalbant apie tą populiariąją kultūrą ir apskritai industrijas, seniaugi pirmasias vietas užimdavo tokios industrijos kaip kino industrija, televizija ir panašiai. Dabar žiūrint į statistiškai didįjį gabalą, jeigu taip galima pasakyti, užima žaidimų industrija. Ir galima teikti, kad žaidžia visi ir ne tik vaikai, kaip jau stereotipiškai būdavo įsivaizduojama. Galbūt galite pasakyti, kodėl įvyko toks pokytis, kodėlgi žaidimai tapo tokie populiarūs ir kokios tendencijos dabar egzistuoja žaidimų industrijoje. Na, tai iš tikrųjų manau, kad vienas iš didžiausių kriterijų, dėl ko atsitiko visas šis bumas, tai buvo būtent pandemijos laikotarpis, nes taip atsitiko tiesiog, kad keletą metų visi buvom užsidarę namuose, niekur negalėjom išeiti ir žmonėm tiesiog įgriso ta tokia rutina, kur jie visą laiką dirbo, miegojo ir viską darė praktiškai tose pačiose patalpose. Ir žaidimai iš tikrųjų šiuo atveju dėl ko labai padėjo, nes jie tiesiog suteikė žaidėjams arba tiesiog žmonėms įsijausti į kažkokį tai kitą pasaulį, kad jie gali ten patirti įvairias istorijas, kažko interaktyviai išmokti ar tiesiog pabėgti nuo tokios niūrios kasdienybės, kaip buvo būtent tas pandemijos laikotarpis. Ir kaip keičiasi pati žaidimų industrija, kokias, nežinau, technologijas, patyriminės galimybės siūlo, nes žinau, kad pastaruoju metu virtualios realybės, papildytos realybės sprendimai yra labai populiarūs, galbūt jau ir šiek tiek net pabodė ir atsiranda naujų technologijų, tai galbūt galite pasidalinti iš savo kaip žaidimų kūrėjo perspektyvos ir galbūt kažkiek paliesti ir žaidėjo perspektyvą, kaip tos technologijos keičiasi ir ką gali patirti žaidėjas. Tai iš tikrųjų, tai dabar šiais laikais netgi vis daugiau ir daugiau žaidimų yra kuriama, tai atsitinka dėl to, nes yra keletas tokių pagrindinių žaidimų kūrimo technologijų, tai pavyzdžiui yra žaidimų kūrimo varikliukai, kurių iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau atsiranda ir yra keletas tokių didesnių, pavyzdžiui ten Unreal, Unity žaidimų kūrimo varikliai, Godot pastaruoju metu irgi toks labai populiarus ir visi šie varikliukai, jie tiesiog kūrėjams suteikia labai daug papildomų galimybių, įrankių kurti žaidimus, nes jie kiekvienais metais jie vis tobulėja, vis yra sukuriami papildomi funkcionalumai, kur tiesiog vis lengviau ir lengviau galima išgauti kažkokius tai stulbinančius rezultatus, būtent kuriant žaidimus. Ir būtent, kai taip sparčiai vystosi šios technologijos, žaidimų kiekis tiesiog labai sparčiai auga, kūrėjų labai irgi kiekis auga. Ir gaunasi taip, kad žaidėjams šiais laikais manau, kad iš tikrųjų yra ganėtinai lengva rasti žaidimą, kuris būtent patiktų jam ir tiesiog gali laisvai rasti būtent tai, kas įdomina, nes, kaip minėjau, žaidimų tiesiog tūkstančiais išeina per mėnesį, ten per įvairias platformas ir tiesiog, kaip minėjau, per įvairias platformas tiesiog išeina labai daug žaidimų ir šių platformų iš tikrųjų netgi atsiranda naujų, kas visai įdomu. Ir pavyzdžiui, jeigu atkreiptume dėmesį prieš kokius 6-7 metus,
virtualioji realybė tarsi buvo kažkokia tai prabangi pramoga, kur tikrai kiekvienas negalėjo turėti savo namuose, nes turėjai turėti kažkokį tai galingą kompiuterį, kuris tiesiog turėtų stiprią vaizdo plokštę, ten ir kitus visokius parametrus. Ir tuo pačiu dar turėtum nusipirkti akinius, kurie ten irgi tikrai nebuvo labai pigus, ten pigiausiai, man atrodo, gal kokie $500 būdavo, jeigu dolerių kainomis. O dabar technologijos per šiuos 6 metus taip sparčiai išsivystė, kad virtualios realybės akinių yra begalės daug. Kai kuriem iš jų net nereikia jokio kompiuterio, tu jos tiesiog gali užsidėti ir būtent per pačius akinius naviguoti viską ir netgi būti be jokių laidų, tiesiog pilnai įsijautęs į žaidimus. Ir iš tikrųjų iš tokių populiaresnių tų akinių tai ir būtų, kad šiais metais pasirodė Meta Quest 3, tokie akiniai irgi labai populiarūs ir turbūt rinkoje labiausiai paplitę tai būtų Meta Quest 2 akiniai, kurie iš tikrųjų, kaip minėjau, kad seniau reikėjo ten kažkokio tai kompiuterio stipraus, akinių ten vos už kokius $500 ir panašiai, o dabar tu gali tiesiog visą tai turėti už kokius €300. Tai yra prieinama realiai vos ne kiekvienam naudotojai. Natūralu, tai ir lemia augantį populiarumą. Jo, tai automatiškai dėl tokių visokių priežasčių ir auga būtent tiek kūrėjų kiekis, tiek žaidėjų kiekis ir tiesiog būtent ta plati tokia technologijų vystymo, kaip čia, pamečiau žodį. Tiesiog, kai taip labai efektyviai ir greitai visos technologijos, tiesiog automatiškai galime ir tikėtis, kad naudotojų vis kiekis tik tai augs, nes vis tiek visiems, manau, įdomu yra sužinoti, kas ta virtualioji realybė, kaip ten veikia žaidimai, pavyzdžiui, ir koks jausmas iš tikrųjų yra žaisti tuos žaidimus. Airidai, tu pats su komanda atstovavai, kai aš tave pristačiau, minėjau, kad tu Lietuvą atstovavai tarptautinėme konkurse Red Bull Basement, pateikęs virtualios realybės patirtį Fun Forbidden. Dargi galiu pasigirti ir tuo, kad Lietuvos žaidimų asociacijos rengtuos LT Game Awards 2022 metais jūsų kurtas žaidimas Half buvo nominuotas geriausio žaidimo kategorijoje. Tai tokie pasiekimai tikrai nemaži ir su skirtingais žaidimais. Tai mano klausimas būtų, kaip apskritai kilo idėja pradėti kurti žaidimus, nes ir pats minėjai, kad tų žaidimų dešimtimis tūkstančių turbūt yra išleidžiama ir ar pats mėgsti žaisti. Kokios buvo priežastys, kad su komanda nusprendėte, kad visgi jūsų sritis bus žaidimai? Na, iš tikrųjų, tai pradėsiu nuo to gal pats, kad nuo vaikystės tiesiog, padinkime, esu gameris, mėgstu labai žaisti daug įvairių žaidimų ir dienas tiesiog leisdavau žaidžiant žaidimus arba tiesiog bandant sukurti kažką tokio kūrybiško, tai ten tiesiog kurdavau visokius žemėlapius žaidimams arba tiesiog nežinau, kaip čia lietuviškai išsireikšti, modindavau žaidimus, kad ten tiesiog paimi žaidimą ir padarai kažkokius tai pakeitimus su visokiam programom, kad tas žaidimas visai kitaip veiktų. Ir būtent nuo tokių veiklų tiesiog kažkaip labai susidomėjau tokia kūrybinė veikla ir eigoje tiesiog bandžiau vis įvairesnių įrankių, kol galų gale atėjau prie žaidimų kūrimo variklio ir tiesiog pradėjęs kurti žaidimus supratau, kad tai yra būtent tai, ką norėčiau veikti, nes kaip ir minėjau, kad esu praktiškai išprotėjęs dėl žaidimų, nes seniau tikrai labai daug jų žaisdavau ir sukurti kažką savo, tokio, kur interaktyvaus, įdomaus ir kai pamatai, kaip tavo kūrybą žaidžia, pavyzdžiui, kažkokie tai žaidėjai ir jie mėgaujasi to žaidimu, tai tiesiog labai toks, suteikia tiesiog labai daug motyvacijos kažką tokio veikti ir labai skatina judėti toliau, nes būtent tos reakcijos, kai ypač teigiamos reakcijos į žaidimus padaro visą šį procesą tokį labai smagų. Nors ir iš tikrųjų, kad ateiti iki to galutinio rezultato, pačio žaidimo tikrai užtrunka ir daug laiko ir reikia tikrai daug darbo įdėti. Aš patvirausiu, kad tavo ir tavo komandos kurtą žaidimą Half aš esu žaidusi, demo versiją, ją perėjau visą, iš tikrųjų labai įdomus žaidimas, bet gal gali ir žiūrovams papasakoti trumpai apie ką yra žaidimas ir kokioje jūs esate dabar stadijoje, kaip startuoliais, kaip žaidimų kūrėjai. Ar žaidimas jau pilnai pasiekiamas yra žaidėjams? Na, iš tikrųjų, žaidimas dar tikrai nėra pasiekiamas pilnai. Mes su komanda iš tikrųjų šiuo metu labai sunkiai dirbam prie ties žaidimu ir jau esame iš tikrųjų
manau, kad jau kaip ir matome finišo liniją, nes jau prie žaidimo keletą metų dirbam, taip tiesiog su pertraukom šiek tiek. Ir dabar turime kaip ir išbaigę, taip, tokią kaip vadinkim bazinę dalį žaidimo, kur praktiškai mums dabar viskas, ko reikia, tai tiesiog pridėti žaidimo kuo daugiau turinio, padaryti tokią smagų storytellingą, tai yra, kad papasakotume istoriją žaidėjams kažkokią, kad tiesiog tai nebūtų tiesiog paprastas žaidimas, kur smagiai laiką praleidai, bet kad tuo pačiu galėtum ir įsijausti. Bet čia akimirką demo versiją galima atsisiųsti. Jo, dabar galima tik tais išbandyti tokią kaip mūsų vieną iš pirmųjų versijų, bet naujausias versijos kaip jau dar neturim paleidę atsisintimams. Tai jo, bet kaip minėjau, tai tikriausiai jį turėtų irgi neužilgo gal pasirodyti, šiek tiek atnaujintą demo versiją ir planuojam iš tikrųjų, bent jau norėtume labai bandyti šiais metais išleisti galutinę versiją. Ir nepapasakau apie ką žaidimas, iš tikrųjų tai žaidimas tai yra toksai platformer stiliaus kaip puzzle žaidimukas, kur pagrindinė idėja tiesiog yra žaidėjai valdyti du veikėjus vienu metu, naudojant tuos pačius mygtukus. Tai yra, na, manau, skamba šiek tiek kebliai gal iš pirmo žvilgsnio, bet iš tikrųjų tai gavosi toks ganėtinai smagus žaidimo konceptas, kad bet tiesiog vienoje ekrano pusėje yra vienas veikėjas, kitoje ekrano pusėje yra kitas ir tu kaip žaidėjas tiesiog turi žiūrėti į abi tas pusės vienu metu ir priimti kažkokius tai sprendimus, kad pereitum lygį nuo taško A iki taško B, nepankenkiant nei vienam žaidėjai. Tai yra, kad padarytum optimaliausius sprendimus, su kuriais galėtum tiesiog pereiti lygius, nes tos pusės tiesiog jas skiriasi viena nuo kitos. Airidai, jūsų įmonė, jeigu žaidimų kūrimo studija, yra nepriklausoma žaidimų kūrimo studija ir apskritai gal galėtum paaiškinti, ką reiškia ši savoka ir kiek yra galimybių tokiai nepriklausomai žaidimų studijai, kuri yra pakankamai maža, išsprogti, jeigu taip galima pasakyti, toj dideliai rinkoje, į kurią kiekvieną dieną ateina vis nauji žaidėjai ir galbūt kur kas didesni negu mažo startuolio, mažos įmonės, kaip konkuruoti ir apskritai ar įmanoma išsprogti. Tai tiesiog papasakok apie būtent tą nepriklausomą žaidimų studiją ir ką tai reiškia, kad tiesiog supažindintume su savoka. Na, nepriklausomų žaidimų studija tai tiesiog yra tokia studija, kur iš tikrųjų jų dydžiai labai skirtingi gali būti, bet aš mėgstu sakyti, kad nepriklausomų žaidimų studija tai tiesiog yra tokia studija, kurioje nėra kažkokių tai investuotojų, jie tiesiog veikia patys ir įprastai dirba ganėtinai mažose komandose, kad sukurtų tam tikrus žaidimus. Bet jeigu taip pavadinkim dar, aš tiesiog mėgstu indie studijas labiau vadinti, tai tas nepriklausomas kaip mažesėmis, bet iš tikrųjų rinkoje, iš tikrųjų tos indie studijos, kai kurios net būna išsiplečia net iki 50 ar 100 komandos narių, tai tokia labai kebli, gal sakykim, ta savoka gaunasi šiuo atveju. Bet pagrindinis tikslas tai tiesiog yra tai, kad nepriklausomų studijai tu darai tiesiog viską pats, priemi sprendimus pats ir nėra kažkokio investuotojo ar kažkokios tiesiog tau vos neduotų nurodymus, kokius žaidimą tu turėtum kurti ir panašiai. Ir tiesiog gal toksai iš tikrųjų nėra toks labai užtvirtintas dalykas, nes pavyzdžiui, kaip mūsų atveju mes kaip ir finansavimo jokio šiuo metu neturim, mes viską bandome daryti savo lėšomis, mes patys bandom tiesiog daryti kažkokius papildomus projektus, kad gauti lėšų būtent vykdyti mūsų Halv žaidimą, bet tuo pačiu mes ir turime tą laisvę, kad mes galim žaidimą kurti taip, kaip mes įsivaizduojam, kad jam būtų geriausia ir tiesiog būtent sukurti tokį žaidimą, kokį mes patys norėtume žaisti. O tuo tarpu, jeigu čia įsiveltų pinigai, tai kartais gali atsitikti taip, kad investuotojams atrodys visiškai kitaip, kad jiems tiesiog bus svarbu pasipelnyti ir gali būti, kad tiesiog žaidimo pats turinys šiek tiek pasikeistų ir jis nebebūtų toksai gal smagus ir to galų gale tiesiog galimai nukentėtų pats žaidimo jausmas. Ir gal net ir mes patys kaip kūrėjai tiesiog nesijaustume taip gerai, kad tiesiog sukurtume žaidimą, kuris mums gal ne visai patiktų. Tai iš esmės komandos dydis ir finansai ne visada lemia tai, kad žaidimas bus sėkmingas, kad jie atsisiūs tūkstančiai ir milijonai, tai daugiausia lemia pats turinys žaidimo. Tikrai taip, nes iš tikro net ir dabar yra rinkoje labai daug tokių pavyzdžių, kad yra kūrėjų, kurie dirba ten komandose po du, yra netgi žmonių, kurie vieni kuria žaidimus ir jie tiesiog kuria tai, kas jiem yra smagu. Jie tiesiog atiduoda visą savo širdį, sakykime, ir labai daug darbo įdeda ir
galų gale atsitinka taip, kad, na čia aišku, labai labai mažas šansas, kad taip atsitiks, bet yra tokių žaidimų ir kūrėjai, kurie sukuria tokį smagų žaidimą, kad be jokių investuotojų, be jokių leidėjų ir panašiai, jie uždirba vis milijonus ir tiesiog tūkstantinius, ten milijoninius pardavimus padaro su savo žaidimais. Ir tai dažniausiai būna dėl to, nes jie tiesiog labai mėgojasi visų procesų, jie labai atsidavė tam žaidimo kūrimui ir tiesiog žmonės, kurie žaidžia tą žaidimą, jie tą pajaučia ir jie tiesiog supranta, kad žaidžiant žaidimą, kad ten tikrai buvo, pagrindinė idėja buvo padaryti žaidimą smagų, labiau ne tai, kad pasipelnyti, kaip gaila, bet labai daug didelių studijų šiais laikais tą ir bando padaryti, tik tais labiau pasipelnyti iš tikrųjų. Airidai, sugrįžkim prie Technoramos. Technorama jau ne vienerius metus, galima sakyti, garsėja, kad čia turime tikrai nemažai žaidimų kūrėjų. Jūs ir patys su komanda Moonleaf ne kartą dalyvavote ir netgi tapote laureatais. Tai galbūt galėtum iš savo patirties duoti patarimų tiems, kurie svarsto dalyvauti. Nes duosiu tokią mažą paslaptį, kad kartais reikia žaidimų kūrėjus įtikinti, kad čia visgi yra puikia vieta pasitestuoti, pasibandyti, kadangi ne visada susiję su inovacijų sritimi ir panašiai. Tai galbūt gali iš savo perspektyvos pasidalinti patirtimi, kaip padaryti, kad tavo žaidimą pažaistų nemažas skaičius lankytojų, kad tavo standas būtų patrauklus ir panašiai. Na, tai iš tikrųjų iš mano patirties, bent jau mes esam keletą kartų laimėję Technoramos piniginius prizus ir kada pavyko laimėti tos piniginius prizus, tai labiau kai žaidimą stengiamės pristatyti labiau išsameu ir parodyti, kad tai yra ne tik kažkoksai laisvalaikio praleidimo būdas, bet tuo pačiu ir suteikia kažkokią naudą žaidėjai. Tai pavyzdžiui, gal tai kažkoks edukacinis aspektas, kad tu ten tiesiog gali išmokti kažką efektyviau, kaip pavyzdžiui darėm tiesiog chemijos pabėgimo kambarį, kad ten tiesiog šiek tiek mokėsi chemiją, tuo pačiu ir žaisdamas, arba tiesiog gal tiesiog susipažinti su kažkokiam tai šiaip pasauliniam problemam ten ir panašiai. Ir tiesiog galima labai nesudėtingai iš tikrųjų žaidimus pritraukti prie šių temų. Na ir manau tiesiog kitas labai svarbus aspektas tai būtų tiesiog išmokti gana išsamei ir taip greitai pristatyti žaidimą būtent komisijos nariams, nes ten tikrai būna projektų daug, kurie susijungia, tai tikrai yra prisijungia prie renginio ir komisijos nariai dažniausiai labai greitai prabėga pro visus stendus ir tiesiog tau reikia pasistengti per kokių keletą minučių tiesiog pasakyti visus svarbiausius aspektus žaidimo, kad sudomint komisijos narius. Bet kaip dalyviams, jūs manot, kad vertėtų, nežinau, patiems dalyviams pateikti galimybę išbandyti tą žaidimą, ar kartais galbūt žodžiai kalba daugiau, tiesiog patirtis kalba daugiau negu patys žodžiai? Na, iš tikrųjų taip, tai geriausia, aišku, iš vis, jeigu komisijos nariai netgi pažaistų jūsų žaidimą, kol jūs šnekat, ir jeigu jie pažaistų ir jiem patiktų, tai jie tikrai daug labiau įsimintų šios žaidimus. Ir tik tai tiek, kad ta problema, kad jie ne visą laiką turi laiko išbandyti žaidimus, nes tiesiog greit turi labai prabėgti pro viską. Jo, ir tada tikriausiai dar toks paskutinis, tai tiesiog pabandyti reikėtų padaryti žaidimą, kad jis būtų bent jau iš vizualikos toks estetinis arba patrauklus, kad žaidimą išbandytų ne tik komisijos nariai, bet ir lankytojai, kad tiesiog galėtumėte ištestuoti arba tiesiog tuo pačiu ir galima aktyviai bandyti kviesti lankytojus, nes dažniausiai būna, kad pasižiūri ir taip jau nori toliau, bet jeigu tu jas užkalbini, tai dažniausiai beveik visi išbando žaidimą. Ir dar išduosiu tokią, ne paslaptį, bet tiesiog prisiminsiu praėjusius metus, kad Technoramoje pirmąjį pagrindinį prizą laimėjo būtent edukacinis žaidimas. Ir tą edukacinį žaidimą buvo galima išbandyti renginio vietoje, tai tikrai labai atraktyviai veikia dalyvius ir tą pačią komisiją, apie kurią kalbėjot. Tai Airidai, ačiū labai už pokalbį, buvo labai įdomu pasikalbėti. Kaip ir minėjau, žaidimą esu išbandžius ir kitus raginu tai padaryti. Ir ačiū dar kartą už pokalbį. Priminsiu, kad su mumis buvo žaidimų studijos vienas iš įkūrėjų, Airidas Janonis. Ačiū Airidai už pokalbį. Na, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad registracija į inovacijų parodą Technorama jau atverta. Užsiregistruoti galite adresu technorama.ktu.edu ir varžytis ne tik tais dėl komisijos ar dalyvių dėmesio, ir dėl vis augančio prizinio fondo, kuris šią akimirką siekia net 10 000 eurų. Tai iki kitų susitikimų ir galbūt iki susitikimo Technoramoje.